Klaipėdoje svarstoma, kaip apsudrausminti apleistų namų savininkus. Namų vaiduoklių šeimininkai jau netrukus gali būti apdėti papildomais mokesčiais. Iki nelaimės vos žingsnis. Praėjusių metų pabaigoje stipriaus audros neatlaikė šio apleisto pastato Liepų gatvėje siena. Laimė išgriuvus statinio konstrukcijai žmonės nenukentėjo. Tokių pastatų vaiduoklių vien Klaipėdos centre apie 30. Taip, šitie pastatai kaip mirė yra tiesiog, ir jeigu prie jų pastačius po kryžių, iš tikrųjų atrodytų miesto, Klaipėdos miesto centras kaip kapinynas. Ir ne vien tik tai, tie vaiduokliai kartais gali padaryti tokio akibrokšto, nes gali nukristi nuo jų vėjuotom dienom, kurių labai Klaipėdoje daug yra, gali nukristi lietvamzdžio gabalas, esu asmeniškai mačiusi, gali nukristi stiklai, gali nukristi stogo dangos gabalai. Visuomenininkai pastebi, kad pastatų vaiduoklių Klaipėdoje nemažėja. Atvirkščiai jų atsiranda vis naujų. Miesto savivaldybės valdininkai problemos neneigia ir teisinasi, kad neturi pakankamai žmonių. Šiuo metu tuo užsiima vos 2 savivaldybės tarnautojai. Be to trukdo biurokratinės kliūtys. Nenorinčius tvarkyti pastatų savininkams, ko gero efektyviausiai galima būtų paveikti per administracijos teisės pažeidimų kodekso, o šiai dienai jis pas mus yra paveldėtas iš anos epochos, yra labai gremėzdiškas, reikalaujantis daug procedūrų ir iš esmės tas darbas, kurį sugaišta specialistai vien tik procedūrų vykdymui, neduoda laukiamą efektą. Klaipėdos valdininkai ieško būdų, kaip pažaboti pastatų vaiduoklių savininkus. Nuo pernai apsileidėliai yra priversti mokėti maksimalų nekilnojamojo turto mokestį. Siūloma, kad žemės, kurioje stovi apleistas pastatas savininkai, būtų apkrauti dar ir didesniais žemės nuomos mokesčiais. Savivaldybės administracija turi užduoti paruošti tvarką, kokiu būdu galima būtų traukti tą sąrašą daugiau objektų, ne vien tik tų, kurie privalo mokėti nekilnojamo turto mokestį, bet kad šitame sąraše atsispindėtų ir tie pastatai, kurie gali būti apmokestinami žemės nuomos mokesčių. Didesnius mokesčius dar turi patvirtinti miesto taryba. Jeigu tam bus pritarta, Klaipėda bus pirmas Lietuvos miestas, oficialiai įvedęs tokias sankcijas apsileidėliams pastatų savininkams.